Sveiki, esu Nerijus Jasinavičius, populiarios smulkaus ir vidutinio verslo transformavimo programos nuo amato prie verslo autorius. Vasara daugeliui žmonių yra atostogų ir poilsio metas, tačiau neretas smulkaus ir vidutinio verslo savininkas neturi tokios prabangos, kad ilgai atostogauti. Vis tiek, vasara yra puikus metas investicijoms į savęs pažinimą ir savo vadovavimo įgūdžių tobulinimą. Kviečiu Jūs prisijungti prie tradicinę tampančios smulkaus ir vidutinio verslo savininkų stovyklos nuo amato prie verslo. Stovyklos metu dalyviai ne tik sužinos, koks jiem yra būdingas vadovavimo stilius, kaip toks stilius įtakoja organizacijos vystymasi, ką reiktų pakeisti savo elgsenoje bei pačioje organizacijoje, kad labiau išnaudoti tą valdymo stilių įmonės vystymuisi. Stovyklos metu dalyviai sužinos, kaip elgtis ir kaip valdyti tuos darbinius santykius, kada tai nėra eiliniai darbuotojai, bet tai yra šeimos nariai, giminės ar draugai. Taip pat sužinos, kaip pasiruošti ir susidarys planą dideliem organizacijos tobulinimo pokyčiam. Pirmą stovyklos dieną dalyviai įvairių psichologinių testų bei simuliacinių žaidimų pagalba sužinos, kokiem yra būdingas valdymo stilius ir kaip jų valdymo stilius įtakoja organizacijos veiklą. Kaip reikia pakeisti tam tikrą savo elgseną ir ką pakeisti organizacijoje, kad labiau išnaudoti tą vadovui būdingą vadovavimo stilių organizacijos vystymuisi ir tobulėjimui. Antrą stovyklos dieną dalyviai ne tik sužinos, kaip valdyti tuos darbinius santykius, kuomet tai nėra santykiai su eiliniais darbuotojais, o tai yra taip pat tie darbuotojai šeimos nariai, giminės ar draugai, ir kaip išlaikyti puikius profesionalius darbinius santykius ir nepakenkti tiem santykiam, kurie vyksta už darbo ribų. Trečia diena skirta pasiruošti įmonės pokyčiams. Juk neretai įmonės vadovas, savininkas žino arba numano, kokius pokyčius reikia įgyvendinti. Tačiau nedrįsta pradėti tų pokyčių dėl keleto priežasčių. Viena iš tų priežasčių gali būti baimė, kad darbuotojai nepalaikys ir priešinsis, arba neretai vadovai tiesiog nežino, nuo ko pradėti. Taigi trečią dieną stovyklos dalyviai ne tik sužinos, nuo ko pradėti, bet ir susidarys detalų pokyčių planą bei pasiruoš pokyčių pardavimo darbuotojams, tai yra darbuotojų įtikinimo, kad tie pokyčiai visiems yra reikalingi programai. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų įmonė turi pelno ir pardavimo augimo potencialą, tiesiog nežinote, kokių veiksmų imtis, kad kuo greičiau prasidėtų tie esminiai pokyčiai, tuomet šita stovykla yra Jums.